šurmuliuoja užupis ne tik nuo Vilnelės, bet ir nuo tradicinio alternatyviosios mados festivalio. Šiemet labai daug padavė paraiškų jaunieji dizaineriai, daug kas iš jų dar mokėsi vidurinėje mokykloje, daug kas pirmakursiai, antrakursiai, būsimieji dizaino meistrai. Bet šiemet didžiausias dėmesys ir akcentas buvo dviejų jaunų dizainerių, tai Andriaus ir Almanto kolekcijos. Norėčiau pakalbinti jų, į ką buvo akcentuota jų labiausiai kolekcijos, kas labiausiai įstrigo. Aišku, man labiausiai patiko tai, kad šį kartą festivalį, kaip visada, presai buvo parodytas vėl didžiulis dėmesys. Mes sėdėjome pirmose ložėse ir galbūt patys vertinome dizainerių. Taip, jaunieji dizaineriai tikrai turi ką parodyti ir prieš pastatymas tiems garsiesiams vardams, ar tai būtų Seržas Ganzumianas, ar Straukaitė Sandra, ar Daiva Urbanavičiūtė, vis tiek jauni veidai galbūt stos į jų vietą ir Lietuvos kaip Vilniaus, kaip madų sostinės įvaizdis vienu metu galbūt bus prilyginamas Milanui arba Londonui ar Paryžiui. Ką mes galim galvoti, bet tačiau jūsų nuomonė. Labą dieną, aš tai labai džiaugiuosi, kad atsiranda vis daugiau ir daugiau jėgų jaunimo tarpe viską daryti tas meno alternatyvaus festivalius, kad tai tarsi ta kova prieš popsą, prieš visą tą repą, prieš mūsų susvetimėjimą. Ir labai norėtume atkreipti radio šou vyriausybės dėmesį į mūsų užupio problemą, į Vilniaus Monomarataro problemą. Norėčiau aš dar truputėlį pasakyti, kad mano kolekcija šį sezoną buvo labiau akcentuota į tą nuo urbanistinio miesto pavargusi žmogų, į tą industrializacijos problemą, tą industriją, tą šaltas metalo spindesys. Nu ir aš savo įkvėpimo sėmiausi galbūt knygose. Knygose aš radau tokią frazę, kad iš šiukšlyno, galbūt iš šiukšlyno ateina vėl tas žmogaus ratas, tarsi mes išmetame iš šiukšlyno daiktus, o po to tie daiktai vėl yra perdirbami ir vėl galima tarsi mes atgimstam iš šiukšlyno kaip sfinksas iš pelenų. Todėl ir mano kolekcija vadinosi Metalinis sfinksas. Aš naudojau gumą, tos padangos, nunešiotos padangos, jos simbolizuoja tarsi ratą, kuriuo žmogus sukasi. Taip aprengtos ir išdažytos manekenės. Tai tarsi yra pavyzdys, kad mums nebereikia, mums reikia ieškoti kažkokių naujų medžiagų, naujų išraiškų ir naujos formos. Aišku, norėčiau padėkoti savo rėmėjams firmai Šūdai ir Mižalai. Na, mano kolekcija tai truputį skiriasi nuo kolegos Pupuliuk. Mano daugiau žvilgsnis nukreiptas buvo į mūsų tautos okupacinius periodus, į tamsią praeitį, į girtuoklystę, į genetinį broką, kaip paveikia netektis žmonių sąmonę. Ir daugiau mano modeliai yra aprengti tautiniais drabužiais, dainuoja tautinės giesmes ir nepasakyčiau, kad būtų sunku surasti daug modelių, nes pilni kaimai encefalopatų štai. Kalbiname ir radio šou valdžios atstovą. Nepaslaptis, kad jūs jau kelinti metai iš eilės remiate alternatyvų meno festivalį. Taip, kalbėkit. Taip. Mudu su kolega Česlavu, kuris atsakingas yra už kultūrą, patys anksčiau grodavome ant Jonikos kaimiečių vestuvėse. Aš grodavau... Tamsta pats hipis dar buvo, taigi grodavo. Tai vat aš ką noriu pasakyti, tada mes viską tą visą rublį prisidurdavom vestuvėse, bet vis tiek žiūrėk, kur nors bohemos orgijose, žiūrėk, ir grodavom ir hipių dainas pamėgtas, ir akvariumo dainas visas atmintinai žinau. Kino labai mėgau Viktoro Cojiko, kur numirė. Nu, ką, aš tai iš vis skaitau, kad ta vakarietiška kultūra mums nereikalinga, viską reikia atsigręžti į rytus. Jūs paskaitykit, kaip Erlickas rašo Šeštadienio Lietuvos ryte, vat kur eilėraščiai proza, paskaitykite ir suprasite, jūs pilka masė, jūs nieko nesuprantat. Žodžiu, į Europą patys reikit. Tai vat, ką noriu pasakyti. Tai džiaugiamės, kad Lietuvoje atsiranda jaunų gabių menininkų, kurie kovoja prieš popsą ir džiapą, ir prieš techno.
Ir nu, technokultūra gal nesvetima, čia dabartinis jaunimas, čia seniau gal buvo svetimesnė. Žodžiu, festivalis pavyko. Man tai labai patiko tas paveikslas, kur šita Mona Lisa, ne, Mona Monroe, Marijona Monroe. Tai kur ant sienos buvo daug ant šilkografijos priterliuota, taip naujoviškai atrodo. Aliot Lietuvos studentai, klausykit, tokie modernus, kaip jie sugalvoja tokį dalyką.